Tai ką, sveiki atvykę, aš esu Lukas Šestovas, YouTube kūrėjas, apskritai kūrėjas, filmmakeris, kaip pavadinsit, taip nepagadinsit. Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip atrasti, kas tau patinka ir kaip tai išugdyti. Su savimi turiu labai fainus 4 svečius, norėčiau juos ir pristatyti. Nuo panelių pradėsime, tai turime Patrę, Patriciją. Kaip, Patrė, esi labai daug kas, net aš pažiūrėjau, ir futbolo komandai esi, ir avionika studijuoji, ir gimnastiką lankai, ar kaip yra. Taip, nelankau, esu trenerė gimnastikos. Trenerė gimnastikos. Taip. Nu ir dar tik toką pašonį, kuri. Taip, laisvų laikų. Ir kaip, Taip. patinka? Žiauriai. Okay. Dar turi kažką pasakyti apie save, tokį, kaip tave kiti pavadintų, ar pasakytų ką apie tave, jeigu išgirstų, Patrė? Pasakytų, kad aš visą laiką šypsaus. Absoliučiai visada. Tai va, Patrė, kuri visada šypsusi. Monika, labas. Labukas. Labas. Irgi Monika turime grimo specialistę, make-up artist. Labas visiems. Kaip jūsų nuotaikos? Gerai? Super. Kaip, Monika, save pristatytumai? Aš save dažniausiai pristatau kaip grimo dailininkė. O kaip pristatytum šiandien, kaip tu atrodai, vat? Šiandien aš esu Poison Ivy. Poison Ivy. O čia iš kur yra? Irgi iš filmo. Aš mėgstu Batmaną. Filmo personažas. Ok, aš nebuvau tam naujausiam Batmane. O jis buvo, tas žiauriai geras, bet ten nebuvo Poison Ivy. Ok, tai dar kartą plojimai Poison Ivy Monikai. Ir ką, turime dar 2 bachūrus. Vienas labai gerai pažįstamas mano, tai yra Žentelis, kompiuteristas, kompiuterių specialistas. Plojimo laukiu. Tikrai esat matę, TikTok'e laivus daro, TikTok'us kelia, jau ir YouTube'ina. Kas nors pas jį kompiuterį rašė, kad pastatyk man kompiuterį, noriu tą žaist. Yra tokių? Pakelkit rankas, jeigu kas nors rašėte jam asmeninę žinutę. Ignas? Nu ir kaip, nusipirkai kompiuterį iš jo? Gerai veikia? Bet taip Žentelis ir žinomas, kad puikiai veikia jo kompiuteriai. Plojimai. Nu ir Gediminas Gabalis. Hello. Vėjas, kaip tai... Atputė pas mus ir vėjelis. Kaip tu? Puikiai. Kaip save įvardintum? Knygas mėgsti skaityti? Ne? Dažnai klausyti, jeigu skaityti, tai garsiai ir lietuviškai. Ir pagrindę giminį, kuri iš to kontentą turinį. Jo. Tai labai man tas ir patinka, kad mes šiandien turime 4 skirtingus nišų kūrėjus. Gameris, kompiuterastas, grimerė ir sportininkė bei relatable turinio kūrėja. Relatable tai, kad asocijuojama lengvai, turbūt štai pasakyčiau. Jo, tai man tas ir patinka. Norėčiau truputį pakalbėti su jumis visais apie tai, kaip jūs atradote savo stilių, turinį, kurį norite kurti. Tai gal vėl prie panelio aš noriu sugrįžti. Tai to pačiu Patricija. Žinau, kad prasidėjo viskas prieš porą metų, kai tu su draugė nusprendėjai tiesiog kursim TikToką. Kaip ten viskas buvo? Viskas įvyko taip, kad mes dirbom kartu kaviniai. Ir pas mus buvo labai mažai žmonių. Labai. Ir mes visą laiką su jie tiesiog stovėjom, šnekėjom. Čia per karantiną, taip? Taip. Okay. Ir mes susilažinom. Kas daugiau followerių surinks ten per mėnesį, 2, 3, kas daugiau peržiūrų surinks. Ir nesvarbu, kiek kelsi. Taip, Keli, jo, bet kas daugiau. Ir išėjo taip, kad jinai pradėjo 2 savaitėm anksčiau. Ir aš turėjau daugiau peržiūrų, bet jinai turėjo daugiau followerių. Ir mes taip ėjom apylygiai. Ir kai surinkau apie 20 gal 5 tūkstančius followerių, tada aš ją aplenkiau ir jinai sustojo. Sako, ne, aš nebenoriu, man neįdomu, nusibodo, o man tai pasidarė taip įdomu. Man patiko, kad žmonėm patinka. Ir taip atėjo man tas kelias TikToko. Iki šiandien dienų, kuri dar vis pastovė, ne? Taip. Okay, aš taip iškiai apleidęs, pavyzdžiui. Ar man kažkaip atrodo, norisi kažko daugiau ir tas TikTokas tokio
trumpo formato kontentas man kažkaip nebe taip, atrodo, jau linkstu labiau link ilgo. Bet taip. O tu kuri va tą relatable turinį ir sakai viską, kuri va tai, ką mokyklai patyrei? Jo, aš kuriu viską absoliučiai tai, kas buvo pas mane mokyklai, nes dažniausiai vyksta tai, kas pas mane vyko mokykloje, dažniausiai vyksta pas visus mokyklai. Okay. Kažkokie prikolai su mokytojom, ypač dažniausiai ginčai, viskas apskritai. Tai jums turėtų būti visiems artimas labai turinys. Būna, kad pamatot Patras TikToką, o, taigi šiandien, va, Jozukas lygiai taip pat pas mus buvo, kad mokytojai tą ir tą pasakė. Tai šitas turinys visada labai prieinamas, nes jūs tada siunčiat Jozukui savo draugui, Jozukas tada sako, grinai šitaip dariau ir nusiunčia visiems savo kitiem draugam ir tas turinys Taip. Pro visą TikToką va, taip ir praeina. Taip. O patinka tai, ką darai? Taip, aišku, kad patinka. Tai manai dar ilgai tęsi? Jo, nes aš manau, kad nėra tos ribos pas mane, kad aš noriu ten surinkti tiek followerių ir viskas sustosiu. Tikrai ne. Okay. Ne, man kol kyla idėjos, aš tol ir filmuosiu. Okay. O sakytum, jog dar yra daug ko pasimti šitos nišos, būtent, ar kad gali greitai išsemti? Tikrai galima daug. Okay. 12 metų mokykloje filmuok kiek nori. Visą laiką ateina naujų žmonių, visą laiką viską naujo. Tai... Prisiminė, taipgi pas mane dar taip buvo, galima dar taip nufilmuoti, gal pas kitus irgi taip buvo. Kiet, labai teisingai. Ja, kaip pas tave, Monika, prieisim prie tavęs? Taip. Nu, tai tavo tas grimerės gyvenimas. Žinau, kad dar tikrai užsiemi dalykais be TikToko. Tai papasakok biškį apie tai, kad... Apie ko konkrečiau labai daug veiklų veikiu, nuo to, kad ir Color Camp stovyklą turiu vaikų, kur dirbame su spalvom, su emocijom, paliečiam tiek aprangas, dizainus, kur kūrėme drabužius su ekošmeko tema, kur visa Lietuva, ačiū mano tiktokiečiai, manau, ir čia yra žmonių prisidėjusių, kurie siunčia man kamštukus, liežuvėlius, iš kurių perdirbam ir pasiūnam drabužius. Tai taip pat ir stovyklose taip vyksta. Ir patys vaikai savo pasigamina outfitus ir būna vakarėliai, madų šou. Tai ir dar begalės kitų veiklų, nuo makiažo pamokėlių iki pačio TikTok kontento kūrimo. Ir jo, su muzika dar labai draugauju. Ai, tai pas tave net jau dvi skirtingos nišos, bet TikTokas pas tave vis tiek yra toks pašoniai dalykas, ar jau galima sakyti, kad tapęs vienas pagrindinių? Aš manyčiau, kad mano TikTokas yra pagrindinis. Aš labiausiai myliu TikToką, man jis labiausiai patinka, ten yra nerealiausi susirinkę žmonės, nuoširdžiausi ir tikro gyvenimo, nes Instagramas, pakelkit, kas galvojat, panašiai kaip aš, kad šiek tiek suvaidintas ir dirbtinas yra. Man labai patinka. Ačiū, esu jumis. O va TikTokas man yra tikresnis, nuoširdesnis, nesumeluotas, o man ten ir patinka, aš ten gyvenu ir dar ilgai gyvensiu. Aš net svajoju kaip močiutė, būdama, žinokit, dar vis dažysiu ir save tiek jūs ir dar stebinsiu ne su vienu ir ne su dviem įvaizdžiais. Bet ar pasakytum, kad va šitas feikusas dalykas tai labiau, kad tu TikTok'e rodai tik tai video formato turinį, ar kad Instagram'e nuotraukos vis tiek labiau eina, nes nuo seniau, ar tiesiog Instagram'e ne tie žmonės, manai? Aš sakyčiau labiau, kad TikTokas jis rodo tokią gyvenimo rutiną, daily rutiną tą tokį, bet nuoširdų. O vat Instagram'e labiau yra toks... Jau viskas sustiguota, tvarkingai suklijuota, nerealiai nufilmuota, kokybiškai, jau lyg norėtum reklamai. Bet dažniausiai dabar ta reklama tokia įkyriai matosi, o kai tu rodai tą tikrą gyvenimą ir iš dienos rutinos, tą, ką tu naudoji, žmonės tiesiog labiau to nori, nes pasitikė, nes tu tikrai tai kasdien naudoji. Nu ir tiesiog Instagramas labai daug gražių sufotoshopintų, perdirbtų nuotraukų, kurių... ta prasme, realybė visai kitokia yra. Tai aš irgi į Instagramą įsikeliu patvarkytas, kartais nuotraukas noris gražesnių, tenai albumėlį tokį turiu, bet visiems nurodau tik tokią, kokią aš esu ir be makiažo ir visą savo gyvenimą ir po treningų ir ne tik su tokiais įvaizdžiais, kad žmonės tikrai mane realybėje atpažintų ir tik žinotų, kad tai yra mano Jasbard Beauty persona. Okay, tai... Tavo žodžiais, tai tiesiog TikTokas yra tikra, taip, kad tu gali rodyti savo kasdienybę, bet aišku, čia kaip kas pasirinks, žinai, ten vis tiek yra tie filtrai, bet kas geriausia, kad tuos filtrus tai rodo pats TikTokas, kad užsidėjo, žinai, ten beauty filtrą, žinai. Bet tu gali pernaudotas, yra visai smagu. Toks žaidimo forma, man tai, pavyzdžiui, patinka. Išbandyti kažką naujo. O šitas senai pradėjai užsimti šito grimavimu visu?
grimavimu. Nu, apskritai, vat, ant savęs Visažo. bandyti. Ja. Tai šiaip makiažo kelias mano prasidėjo dar mokykloje, apie 11 klasę, nes iki 10 mama neleisdavo dažytis. Tai paskui pradėjau į šimtadienius savo draugės dažyti ir paskui atėjo mūsų 12 išleistuvės. Tai visas klasiokės išdažiau per 5 minutės pati save, tai jau tuo met aš iš klasiokių ten dar po 5 būdavo litus uždirbdavau jau. Tai kaip ir supratau, kad čia gali būti mano darbo niša, nes neįsivaizdavau, ką po mokyklos veikčiau. O dar tuo metu tik tai kirpyklose būdavo viskas atliekama ir nebūdavo tik visažisto specialybės. Ypatingai tokioj kaip Utenoj. Čianai Vilniui buvo jau šiek tiek pažangiau viskas. Tai va tada ir supratau, kad mano kelias čia tai gaunasi jau nuo dabar 8 metai. Okay. Visai nemažai. Visai nemažai. Visai nemažai. Tai jo, ilgas kelias. Nu ir kaip tu manai tą patį noriu klausimą užduoti, nors aš įsivaizduoju, bet tikrai negali išsisemti irgi va šitoj nišai, būtent tik toje kuriama, ar ne? TikToko? Ja. TikTok'e Būtent apie savo srity. Jo, žinok, kiekvieną dieną tiek daug trendų išeina, naujų spalvų, naujų dažų, naujų palečių, naujų pieštukų, kad ten neįmanoma tiesiog pasimest, labiau įmanoma pasimest, nei netrast, ko galėtum nuveikti per dieną, nes aš anksčiau būdavo, kad dar vieną filmuką sukuriu, dabar 6 aš per dieną sukuriu, nes tiesiog per daug greitai gyvenimas vyksta ir tu nori viską parodyti. Nu ir jo, man atrodo. O kaip atrandi laiko sukurti 6 per dieną? Kiek laiko? Oi, mes tik tokiečiais būna pasėdim ir 10 valandų tiesioginiai transliacijai ir susikūrė visi kiti filmukai. Bet yra buvę ir 12 valandų, kartais sugebu jau ir per 3 valandas, nu per 4 TikToko metus jau atsirado įgūdžių šiek tiek, tai sugebu dalykus padaryti ženkliai greičiau. Tai čia full-time job? Ne, aš dar projektų susijamo savo Jesbar TikToko dirbtuvėse dirbu. Šiaip pas mane dirbtuvėse galite sukti, kada busite Vilniuje. Turiu pirmus TikTok namus atidarius tokius mini, kur galim nusifilmuoti, nusifotografuoti ar kurti kontentą. Ten vat ir stovyklos vyko. Tai aš manau, kad TikTokas jo, jis vertas namų, dar pakol kas maži, bet manau, dar po kelių metų visi tilptumėm. Ok, visi girdėjot? Užsuksit Vilniuje? Užsuksit pas mane į TikTok namus. Taip, super, lauksiu. Gerai, pakalbinsiu bičius dar. Ačiū tau. Nu, kompiuterastai abu. Nuo ko, kaip žentelį tu? Tu čia realiai, sakyčiau, kad visai labai neseniai. Žalias, 2 metai bus. 2 metai, 2 metukai. Nu, visiškai atrodo. Man labai įdomu, šiaip aš jau žinau, atrodo, bet gal kiti nežino, iš kur tie. Kaip, žinau, kad tu kompiuteriai visada patiko, visada ten su jais užsimdavai, bet kaip galiausiai nusprendai, kad aš įkursiu CPC, aš kursiu TikToko laivus, aš būsiu geriausias kompiuterastas Lietuvoje. Ilga istorija šiaip tais. Įdomi, skaudi. Gerai, žodžiu, jaunimo metų buvau, man tėtis nupirko kompiuterį, kurį galėjau išardyti. Gimė suvokimas apie kompus. Po 10 metų, kai net nežinojau, kad aš dirbsiu su kompiuteriais, taip gavos, kad, tėvai mano nepasiturintis, vienas iš brolių neturėjo kompiuterio. Norėjau labai surinkti kompą, kad turėtų vaikis kompą, surinkau kompą, supratau, kad galima uždirbti nuo kompiuterio. Nu tai ką, surinkau, pamačiau, kad galima uždirbau, tai gal aš dasidursiu šalia atlyginimo. Hobis. Moku, po biški. Vienas kompiuteris per mėnesį, 2 kompiuteriai per mėnesį. Matau, kad staigiai pradėjo augti ir man kilo idėja. Kas būtų, jeigu aš dabar dirbu savo normalų darbą, ar ne, tuo metu, kuris buvo 8 valandas, o prie kompiuterių prisėdu 1 valandą. Tai kas būtų, jeigu aš 8 valandas dabar tai dirbčiau su kompais? Kas būtų? Nu tai Daugiau pinigų. Taip, daugiau pinigų ir daryčiau tai, ką noriu. Tai mečiau savo darbą, pradėjau dirbti. O ko dirbai prieš tai, atsiprašau? Pardavimų vadybininkas statybose ir panašiai. Ok, tai visiškai neįtama. Pardavimai. O baigęs turizmą. Okay. Visą laiką. O jūs studijuoji dar, ne? Ar tu ne? Tu jau baigusi studijas esi, ne? O studijavai susijusią sritį, ar ne? Ok, o tu? Aš baigiau 1 bakalauro studijos, baigiau teisę. Ok, irgi, Ir dabar studijuoju aviacijos inžinieriai. Ja, man kosmosas, visiškai visą laiką tai būna, kad, kaip mini, kad didžiąją dalį gyvenimo, nebūtinai didžiąją, bet kažkurią dalį gyvenimo atiduodi kažkokiam dalykui, kur po to visiškai kitą darai. Bet labai gerai, bet kada, žinai, toks atsarginis planas tavo gaunasi. Bet tai parodo, kad
tu gali būti bet kas, bet kada, nėra jokių ribų. Jeigu tik nori ir tu dedikuosi save tam ir viskas. Ypač šiais laikais. Gali būti bet kas, širekas, jeigu nori. Taip, nelinkėtų. Ypač per Halloweeną dabar ateina. Va. Tai va, tai pradėjau su kompais, va taip viskas, sukūriau tą įmonėlę, bet vėlgi, kaip iki turinio daviau, tai čia dar kita istorija. Gavos labai, kaip ir daugelis, va aš tavo video mačiau, kai dėl anglų kalbos buvo, ir pačiam video gale tu pasirodai 14 metais, būdamas su savo tais video, ar 13 metais jaunas. Yeah. Ir tu visą laiką to siekiai, pavyzdžiui. Pas mane buvo tas pats, aš norėjau kur turinį, bet realybė tokia. Kiekvienam iš turbūt čia esančių, kuris nori to daryti ir nėra daręs, tu niekam iš pradžio esi neįdomus. Tu niekam neaktualus, nes tu nežinomas. Čia toks kaip užburtas ratas. Yeah. Ir lygiai tas pats man atsitiko. Aš pabandžiau padaryti kietą YouTube kanalą, investavom pinigų, padarėm gerą editą ir viską ir supratom, kad norint išlaikyti tokį lygį, reikės sumokėti labai daug pinigų už kiekvieną epizodą, nes aš neturiu įgūdžių. Ne? Man reikia komandos, man reikia už manęs gražių kompiuterių, man reikia ten tų pačių... Taip. Investicija. Tai taip, apie kokius 7,000, kad viskas būtų kaip... Taip. Ir supratau, kad finansiškai, tai neapsimoka tokio kanalo daryti, kol tu gausi partnerius, kurie tau duos pinigėlius, kaip sakoma, šikna. Tai tavo atsakymas buvo TikTokas. Ne. Koks? Ne. Tai žodžiu, ką daryt? Reikia vietos. Sukūriau lounge'ą, kas žino, kad lounge'ą turiu, pavyzdžiui, pakelti rankas. Tikrai visi matė, ten kur daug kompiuterių, VR-ai, vairai stovi, kur žentelis ten realiai praleidžia savo 24/7. Tai va, sukūriau lounge'ą, kad turėčiau kur filmuot, pasiėmiau telefoną, nieko nežinodamas apie TikToką, pusę metų žiūrėjau video, kad suprašiau, kaip jį daryti gerai. Tiesiog pusę metų scrollinai TikToką žiūrėjai? Kur tai buvo? Ką, einu dirbti 2 valandas prieš miegą, dabar TikTokas kanas. Taip. Excelio lentelė. Ne, bet labai gerai. Kas traukia, kas netraukia, kokios frazės sakomas, kokie hashtagai dedami. Jaunimas, koks mano ris dabar, žinai. Aš dabar man būna iškrenta tie nauji visokie, nežinau, būdvardžiai ar kokie, kur tai buvo jaunimas pradeda naudoti ir aš galvoju, jeigu iki manęs taip laida eina, jau aš pabiškai sens, tai reiškia, žinai. Taip. Tai va. Fine, ačiū tau. Įsisemsi ar ne? Irgi. Neįmanoma. Jo, nes naujas RTX išeis vis tiek. Visada ir aš visą laiką kompiuteriais, ypač dabar technologijos. Aš kaip tik noriu nuo technikos bėgti. Vaikų jaunimo stovyklos. Jo, tiksliai, žentelisgi stovyklos dar. Buvot gal kas nors netyčia žentelio stovyklai čia? Nematau pažįstamų veidų. Jau... Tikiuosi, kad dalyvausi. Bet kitais metais jau nusižiūrėjęs, ką pasims. Taip. Gediminai. Hello. Kaip pas tave, žinau, kad žaisi ir žaidi. Kada pradėjai žaisti, kaip atradai, kad gaminimas yra kieta ir... Žaisti labai vėlai pradėjau. Tėvai, ypač mama, nemėgo žaidimų ir kompiuteris buvo velnio dėžėje. Ten... Pažentelį nedarytas, ta prasme, ne? Jo, ir aš... pas mane taip gavosi, kad teko ten kokiose reklamose pasifilmuoti paauglysį ten ir nuo 6 metų ten visokiose masinėse scenose ir panašiai ir kažkaip įdomu buvo režisūra ir tas prieš kamerą, už kameros. Nuo 6 metų tau dabar, jeigu nepaslaptis, kiek yra? 31. 31? Jo. Wow. Tai žiūrėk, tai tu 25 metus kažką. Jo, tai dar mokyklos laikais vis tiek kažkaip dėl to, kad tai buvo labiau pažįstamas dalykas, kažkaip galvojau, būtų visai faina režisūra, tai aišku po to supranti Lietuvoje, kad jeigu esi ne Emilis Vėlyvis ir jeigu ne Zero filmus režisuoji, tai tada praktiškai viskas tai tada ir neuždirbs. Jo, ir pagalvojau, ne, su visokiam Scorsesėm, ten Christopheris Nolanais ar Davidais Fincheriais pakonkuruosi. Jo, tai kažkaip jau ties 11-12 klasė jau taip truputį nebe toks patrauklus tas režisieriaus darbas pasidarė. Bet vis tiek ir videoperatorių būrelį lankiau porą metų, ir animatorių, ir gavosi, kad aš jau dar mokyklos laikais jau buvau priverstas išmokti montuoti. Ir tada, kai 12 klasės gale taip jau pamačiau, grinai Minecraftas atsirado ir žiūriu mašinimas kanale ten toks vienas Sinaner, toks kūrėjas.
tiesiog žaidžia, šneka ir ten su negyvais objektais ar su viščiukais kokiais nors ar dar kažko ir galvoju, wow, kaip iš lygios vietos, tiesiog iš niekur nieko, tiek dramos, tiek visko, ta prasme, sukuria ir galvoju, aš noriu irgi tą patį pakartoti. Ir aš noriu sukurti dramą apie Minecraftą. Jo, ir tad, aišku, filmuoji ir tiesiog esi visiška savęs karikatūra, tiesiog jo, stengiasi užimti visą eterį, šnekėti apie ką tik įmanoma ir piktis net ir su negyvais objektais ir panašiai. Ir tiesiog šnekėjau su kitais youtuberiais, daugeliui būna, kad kai pradeda youtubinti, reikia nuo nulio mokytis viską, o aš kažkaip, man užteko tik pabandyti, nes jau buvo tie įgūdžiai iš kokių porą ten ar 4 metus atgal nuo tų būrelių. Tai va, labai lengvai, kaip čia pasakyti, pavyko įeiti į tą visą sritį ir dar galvoju, tais laikais žaidimai ir žaidimų komentavimas ir su draugais ir panašiai buvo labai lengvai tai įsitraukti, ta prasme, vis tiek iš namų tai darai, gali būti, kad kurį laiką net ir be jokio facecamo, be nieko, o va, praeina keli metai ir tada pradedi vloginti ir galvoji, jo, visi mane čia gatvėje dabar girdi, o jeigu aš susivelsiu vidury sakinio ten ir panašiai, tai aš sakytum, kad sakai, labai buvo tais laikais lengva įlysti, dabar sakytum, kad daug sunkiau įlysti į šitą va? Ne, aš įsivaizduoju, kad yra sričių arba žanrų, pavyzdžiui, ten kokio turinio, ten video ir panašiai, kur grinai, jeigu, pavyzdžiui, vlogini ir jeigu vlogini viešumoje, tai tada žymiai daugiau streso yra ir toks gal didesnis filtras realiai, daug žmonių atkris ir ten, sakykim, nežinau, su savo tais stresais ar viešų kalbėjimų nesusitvarkys. Žaidimai, ypač prieš tus 13 metų, kai pradėjau YouTube'inti, buvo labai toks, kaip čia pasakyti, patogis sritis bet kam realiai tai pradėti. Aišku, nelabai kas išliko iš tų laikų, tik tai ten toks Darius, kurį mes abu pažįstam. Daug kas tiesiog irgi po kelių metų suprato, kad ne, bet nejims, bet grinai žaidimų komentavimas atrodo, kad čia yra visą laiką gali vis labiau ir labiau komplikuotai montuoti, bet bent jau pradėti tai tikrai yra turbūt labiausiai easy dalykas. Aš kaip manau, kad šitam žaidimų komentavimams ir panašiai, tai vis ateina nauja rinka, žinai, kur viena užauga, tada ateina nauja rinka, kurie pradeda domėtis žaidimais, tie pradeda tavo žiūrėti, tai čia toks besikeičiantis ratas. Žinai, greičiausiai, kad, aišku, užkietėję ten, žinai, gameriai vis tiek atsiras ir aš pats manau, kad iki ten 70 metų galėčiau žiūrėti tą turinį va tokį ir pats gal kad tokį kurti, bet dažniausiai žmonės, žinai, pageimina kažkokį savo dalį gyvenimo ir jie išeina į pasaulį dirbti kitus darbus. Daug kas pabėga nuo šito. Tai vis tiek po to gyvenimas kaip išsiklosto šitais keliais, tai ta rinka, manau, yra tokia, daug ką yra išnaudoti, bet vis tiek turi savo limitus. Ką tu manai apie šitą? Ką tu manai apie savo kūrybą ir jos limitus dabar, ateinančius 5 metus? Tu dabar kažką darai kažką, ne, dar be šito žaidimų kūrimo video? Žaidimų video kūrimo. Dabar pasidalinęs ir per TikToką, per Instagramą, per YouTube'ą. Lengviausia, aišku, YouTube'ai ir smagiausia bendruoti tiesioginių transliacijų metu. TikTok'e, kaip žmonės iš vis dar labiau kalbesni, ta prasme, jau ten jie žino, kad jų pareiga yra tiesiog imti ir palaikyti tą tiesioginę transliaciją. YouTube'ai tai gali, žinai, atsilošę sėdėti ir žiūrėti, ką iš čia žaidžia ir panašiai. Bet grinai, jeigu nori pabendrauti, TikTok'as atrodo geriausia iš vis forma, geriausias formatas. Palankiausias. O darbas, nežinau, atrodo, kad iš ko aš dabar atseit gyvenu, tai daugiausia turbūt Instagrame yra. Žiūrėkit, Hebra, pirmai mes pakalbėjom apie, kad sakė, Instagramas labiau netikra negu TikTokas. Aš labai noriu jūsų paklausti, man labai įdomu iš jaunimo išgirsti. Pakelkit rankas tie, kas labiau žiūri YouTube'ą negu TikTok. Palyginus vietai. Kas labiau žiūri TikToką negu YouTube'ą? Iškart matas. Keičiasi laikai, keičiasi turinio formatas, greit viskas. Va tai va, sprakt. Tai tuo pačiu dabar, ačiū Gediminai už tavo istoriją. Noriu kartu visai bendrai pakalbėti ir padiskutuoti apie tai, kaip išlaikyti savo autentiškumą. Ir jeigu turit ką pakomentuoti apie tai, sakykime, kuri turinį, tau jis patinka, kokį tu kuri, kokį Monika kuria, žinai, kokį Žentelis ar Gediminas kuria. Ir, tarkim, pradeda nebe taip eiti
nebe tiek jūsų gauti, ar jūs toliau išlaikysite savo autentiškumą, ar eisit labiau į tai, kas dabar trendina, eisit labiau į tai, kas ko labiau jūsų fanai, sakykime, ar žiūrovai nori. Tai man labai įdomu išgirsti jūsų pusę apie autentiškumą savęs. Ir ar labai atsižvelgiat į žiūrovų skaičius tame? Aš galiu pasakoti, kaip pas mane buvo. Tai aišku, iš pat pradžių aš nelabai žinojau, ką filmuot. Nes iki to, kad filmuot mokyklos prikolus, jau ne iškart. Vis tiek bandžiau kažko naujo. Iškart pats pirmas video, kuris šiaip užėjo ir surinko beveik 500 000 peržiūrų. Tai buvo, visi turbūt klasiai turi tokią FIFA, kuri su padažytais nagais, blakstienom, vos ne 4 klasiai, 5 ir sako, kad aš ten gyvenu Maldyvose, ta prasme, jo, žinom, mes visi žinom tokius žmonės. Ir buvo orientuota į tai. Taip, tai surinko, pirmas video surinko 500 000 peržiūrų, antras 300 000, bet man pačiai tai nepatiko. Man nepatiko būti tam personažė, man nepatiko, kad mane pradėjo atpažinti kaip Arianka, nes čia buvo personažas pavadinimo Ariana. Ir supratau, kad reikia kažką keisti. Man nepatinka. Aš suprantu, kad yra peržiūrų. Yra peržiūrų, tikrai galima surinkti, bet man nepatinka. Ir vėliau sugalvojau, kad tikrai užeis prikolai mokyklos. Mokytojai arba su mama kažkokie ginčai, kad mama kažkur neleidžia, ar mama kažko leidžia. Tai taip išėjo, kad jo, peržiūrų iškart sumažėjo. Nelabai, bet apie 200 000, yra 100 000, yra 50 000. Bet jeigu man patinka, aš suprantu, kad aš galiu geresnį turinį sukurti, nei tai, kas man nepatinka. Ja, šitas fainai, bet labiau vis tiek liktum prie tos pusės, tu geriau paukosi tas pusę lemų peržiūras ir kursi tai, kas tau patinka, nors ir tai reiškia mažiau jūs. Taip. Aš lygiai taip pat galvoju apie YouTube. Jūs bet kas galite įsitraukti, kada turit ką pasakyti, tai nebūtinai išėlės eiti kaip traukinuku mum, bet gerai, sakyk, jeigu turi ką pasakyti. Aš tai galvoju dėl tos savęs išlikimo. Šiaip iš tikrųjų dažnai trendina kažkokie dalykai. Tai labai lengva į šitą bangą papult. Tai labai smagu eiti su tais, kurie irgi ant bangos tuo metu kažkokį, pavyzdžiui, challenge daro ir panašiai. Nes, pavyzdžiui, tarp visažistų ir panašiai labai trendina daug visokiausių irgi smagių dalykų, kur ten, pavyzdžiui, 100 pudros paspaudimų ir visi tada važiuoja ten tūkstančiais, milijonais. Ar dar koks nors challenge'as, tai va tokie, tarkim, jie kartais išmuša į savęs profesionalo, gal net irgi rėmų, nes tu įprastai taip nedarytum ir niekada nepagalvotum, kai tau vieno lašelio užtenka dėti ant 100. Bet kartais dėl fanų paprašymo padarai tokius dalykus. Bet vėlgi aš sakyčiau, smagu išlikti unikaliam ir taip pat, pavyzdžiui, jeigu žinai, kad esi savo srities profesionalas, pavyzdžiui, kaip aš irgi makiažų, šukuosenas darau, įvaizdžius kuriu, tai toli nuo to nenueiti ir tiesiog būti savim, kiek įmanoma, bet pasižiūrėti kažkiek reikia, į ką žiūri followeriai, kas tuo metu yra aktualu, bet kaip aš galvoju, visiems reikia kiek įmanoma išlikti savim, kad ir kokį tu ten kontentą paėmusisi. Ir tai yra jo prioritetas, kad žmonėm tu patiktum. Nors visiems su laiku mes visi keičiamės, tai aš galvoju, kad turi kažkiek keistis ir pats, jeigu nori įtaikyti trendus ir būti modernaus požiūrio. Labai sutinku su šitą iš tikrųjų. Man pačiam gal kartais tie trendai, kurie būna, tai aš neturiu noro jos lysti visiškai. Ir anksčiau tikrai būdavo, atsimenu, kai ypač pradėjau aš tik tokint, toj pačioj pradžiai viską darai, viską, kas pasitaiko. Tas sušoko tokį šokį, ten, žinai, darysiu, einam, davai sesę, ten pakalbini, padarai, ten cinamono suvalgė, darysim, nusipirkit cinamoną, valgai to šaukštus cinamono, viskas ten fainai gražu. Bet dabar, kai būna tie trendai, aišku, pats gal, žinai, subręsti kažkiek ir panašiai, tai dažniausiai tokie išeina, ten gal paprašo tavęs, bet jau norisi, net nežinau, ar čia tas autentiškumo išlaikymas, ar kažkokią vidinę savigarbą turi keistą savyje, bet ne visą laiką būna prisitaikai. Tai čia iš mano pusės. Bet laikytis tų trendų ar geriau kažkaip savai padaryti visada yra labai gerai. Išlikti relatable, žinomam toliau. Ką, jūs turit ką pasakyti apie šitą? Aš tai norėčiau paprieštarauti visam tam autentiškumui šiek tiek. Kam paprieštarauti? Autentiškumui. Ta prasme, žodis kaip labai gerai skamba, autentiškas, autentiškumas ir panašiai. Ir tada galvoju, aš
kai mokyklose tekdavo šnekėti visokiose renginiuose ten ir projektuose, atrodo, kad priešingai, kaip čia pasakyti, rekomenduodavau, kai esi visiškai žalės ir galvoji, gal būtų visai įdomu užsiimti kažkokią čia kūrybą ar turinio kažkokio kūrimu ir panašiai, sakau, pirmą pabandykite nukopijuoti kažką, kas egzistuoja, turit kažkokius autoritetus, kažką, ką žiūrit, sakykime, kažkokius kūrėjus, ten youtuberius ar ten tiktokerius ir panašiai, ir pabandykit grinai pakartoti grinai tą kokybę, tą pačią energiją, tą pačią garso, ten, sakykime, kokybę ir panašiai. Ir jeigu jau sugebėsite, ta prasme, pasiekti, sakykime, tam tos standartus, nepaisant to, kad yra kūrėjai, kurie žiauriai nekokybiškai ką nors daro ir sproksta, ir grinai tiesiog humoras ten, ir yra kitos priežastys, kodėl juos žvėriškai žiūri ir nesvarbu tada yra kokia kokybė, bet daugeliui, ta prasme, ten mokinių sakau, jūs bent jau pirmą pakartokit, o tada, kai sugebėsit pakartoti, tada jau darykite savo. Jo, su šituo aš sutinku. Aš ir pats tikrai esu ne kartą bandęs grinai identiškai vos nepadaryti, kad pažiūrėt, kaip man taip sekasi, ar aš tai galiu padaryti, žinai, ar man tai pačiam patinka. Ir tu dažnai gali tai padaryti, gal ne visiškai, aš dar sakyčiau, gal gali paimti savo kažkokį prieskoniuką padaryti, kad ne visiškai identiškai nukopijuoti, bet tai yra geras būdas atrasti. Tačiau mes dabar kalbam, žinai, kai tu jau esi atradęs save, savo sferoje, kaip yra sunku išlaikyti tą autentiškumą, žinai, ant kiek tu esi linkęs pasiduoti, tarkim, žiūrovams, skaičiam ir panašiai, kad nukrypti į kažkur, kur tu pats nenori galbūt būti. Aš antiek, bent jau tos specifinėje sferoje esu neautentiškas, kad realiai, jeigu mano žiūrovams nepatinka koks nors žaidimas, tai aš ne tai, kad tada mažiau jo filmuosiu ar iš vis ten nebeliesiu ir panašiai. Aš susigadinu įspūdį apie žaidimą. Aš pats blogesnės nuomonės būnu apie žaidimą dėl to, kad ten, sakykime, kažkas ten, nežinau, kokį... Tai galėtum dar sakyti... Tai noriu pasakyti, kad žiūrovai gali tavo nuomonę labai pakeisti, ne? Jo. Ok, įdomu. Gal ne su istorijos žaidimais, bet tu prasme, ten buvo koks nors Fortnite'as ir buvo kažkada koks Apex Legends ir tas Apex Legends žiauriai nesurinko peržiūrų, galvo, viskas, aš daugiau gyvenime jo nebeliesiu ir man jis nebeįdomus. Blema, žinai, kaip yra su šitu? Aš esu labiau linkęs sakyti F-it, žinai, ir daryti... Nu, aš ir pats streaminu kartais, žinai, jau senai streaminu, bet streaminau. Ir sako, tu kai gali išjungti šitą žaidimą, man tas nepatinka. Sakau, ne, man patinka, aš žaisiu ir panašiai. Nesvarbu, žinai, gali išeiti, gali sugrįžti po valandos, gal nebežaisiu aš, bet man tai šitas patinka. Aš geriau darysiu tai, kas man patinka. Ir visada atsiranda žmonių, jau geriau būna mažiau, bet kokybiškų žmonių, kuriem irgi tas pats patiks. Ačiū. Aš sutinku su tavim. Čia turbūt viskas priklauso, ką tu tam TikTok'e darai, bet tai yra labai skirtingos nišos. Mano niša yra pardavimai. Tu gali būti autentiškas nieko nedarant, savo dalyką darant, visą laiką būsi savo autentiškas. Ta prasme, tau nelabai neįra tos konkurencijos ir tu labai esi unikalus, toks žentelis. Man pasako žentelis, aš tik linksmai net pasidaro. Bet mano pavyzdys, pagal kurį aš atsimenu atėjo, aš noriu būti specialistas, ne, šitoje vietoje, tai kas, Linus Tech Tipsas, jisai labai yra charizmatiškas, jis labai turi daug energijos ir tu vis tiek, nesvarbu, ar čia turinys, ar čia būna futbolininkas, krepšininkas, bet kokios srities specialistas, dainininkas, aktorius, jis visada sako pavyzdį, kad kai buvo jaunas, jisai norėjo būti kaip jisai. Ir tai natūraliai taip ir gaunasi, kad kai tu turi kažkokį pavyzdinį žmogų, gal tu jį netiesiogiai kopijuoji ir kad čia yra kaip atradęs save. Jeigu vartotojas keisis, kuris galbūt nori nebe šviečiančio kompiuterio, galbūt nori pigaus kompiuterio, natūralu, kad mano tas turinio kūrimas labiau kryps to, ko nori auditorija, neišduodant savo autentiškumo. Nežinau. Ačiū. Aš dar šį pagalvojau, kalbant apie autentiškumą, kur tau žūnas? Amerikoje dabar, man atrodo. Normalu, iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, ne tai, kad normalu, iš vis čia neatsiejama turbūt kūrybos dalis internete, socialinėse medijose yra tai, kad tu internete prieš kamerą esi, sakykime, 30% labiau energingas ir animuotas negu kad realybėj. Yra tokių daug pavyzdžių, kur tu tiesiog negali būti tik savimi, nes tiesiog tu iš vis pasimesi to jūroje turinio ir niekas ant tavo video nežiūrės. Jeigu tavo, nežinau, thumbnailas nebus koks nors
kaip kokio Mr. Beasto ir realybėje tu gali ir nuotaikos neturėti, ir būti mažiau šnekus, mažiau komunikabilus, ten, sakykime, didesnės pauzes daryti ir panašiai. Ir tik pradedi galvoti apie turinį ir atrodo, aš per kuo trumpesnį laiką, kuo garsiau, kuo aiškiau, ten, sakykime, turiu paaiškinti viską ir būti animuotas ir energingas ir panašiai, kad bent jau mečinti viso likusio interneto ir socialinių medijų energiją. Ir tada galvoju, ar tik tai tas žodis autentiškas, neautentiškas ir panašiai, ar nėra grinai naudojamas kitų žmonių kaip įrankis, kai jie irgi konkuruoja, arba čia truputį gal kompleksuoja, kad jie negali ar taip iš savęs dergtis, ar pasijuokti, ar tiesiog, nežinau, patys susikaustę jaučias, kad negali būti ten, sakykim, tokie energingi ir taip toliau. Aš netgi kažkada žiemą grinai tiesiog nelabai streaminau iki grinai šito sausio šitų metų ir kažkaip taip vis mesdavo ir mesdavo tik tokias tiesioginės transliacijas ir žiūri, kad žmonės pasistato telefoną, kartais net neįlindę į ekraną, iš vis jų tik tai ausis matosi, kartais įlindę į ekraną ir tiesiog skaito komentarus ir atsakinėja tos tipinius klausimus. Kiek tau metų, iš kokio tu miesto, ir grinai tie patys per tos pačius klausimai ir panašiai. Ir aš tada pagalvojau, grinai sausio mėnesį, o kas jeigu aš grinai už visus, bent jau 90% Lietuvos, ant visokių TikToko streamerių ir panašiai, tiesiog su daugiau energijos viską darysiu. Gaminuosi valgyti, ten atsistojęs, o neatsisėdęs, su geru apšvietimu ir tada po to truputį nustebino tie skaičiai ir kas ten darėsi realiai. Ir iš vis kažkurio metu tiesiog 12 valandų be sustojimo prastreaminu ten per naktį iki sekančio ryto. Šiaip toksai geras įžvalgas patiko man ir tokį palinkėjimą gal turiu, patarimą, kad pagalvokit 2 kartus, ar nori tik tokią laivus daryti. Viskas gerai, bet man tiesiog, aš kai įsijungiu tik tokio laivus, ten yra ne tas, ko jūs norit dažniausiai, 90%. Aš tikiu, kad Monika labai fainu. Darai laivus? Darai laivus. Per karantiną labiausia. Viskas labai gerai, su tokiais viskas gerai, bet jeigu jūs ten ledai, žinai, ar ten valgot grietinę, ar tiesiog galvojat, padarysiu laivą, va dabar, ko laukiu autobuso stoteliai, nėra būtina. Žinau, mes turim labai daug nuomonių ir ką pasakyti, bet mes ir laiko nebeturim ir nueisime prie žiūrovo klausimų. Tai nebent labai norėjai kažką pasakyti, Čentelį. Sakai, kad TikToko laivai ne tai, kad tu nori. Tavo irgi viskas. Ne. Tie, kur pasakė, kad tie laivai, kur nėra žmogaus, bet tam laivė kažkodėl yra 100 žmonių. Jo, ir aš nesuprantu, aš negaliuosiu. Tai reiškia, kad yra auditorija, kuri nori tokių laivų. Bet auditorija turėti nereiškia, kad gerą reputaciją po to turi. Bet ta auditorija žiūri, jinai nori tai matyti, jinai neina, kur, tarkim, kalba kažkas, bet kito, jie žiūri, kai grietinę valgo. Eina savo. Čia įdomi diskusija ir įdomu, aš galėčiau apie šitą diskutuoti labai ilgai ir įdomu būtų iš tikrą, bet šiandien susirinkom, kas tau patinka kurtonė, kas tau nepatinka, žinai. Tai va, publika, ačiū dar kartą šiem, dar neišeinam niekur, nedinkit. Ar turite klausimų, gal kažkokiam specifiniam žmogui, ar bendrai, ką norėtumėt, ką mes pasakytume jums? Žinai, kiek jau praėjo? Jau praėjo realiai 2 metai ir mane žmonės vis dar klausinė. Ką čia praleidai? Dėl to klausimas ir yra? Bet jų nebus. Ta prasme, aš jau esu sakęs ne kartą, kad Antanas ir aš kontrolierių nebeturėsim. Buvo pasiūlymų, kad jo dar turėti bendrai šitą kanalą ir panašiai, bet tiesiog jau yra nebe tas, ko aš noriu ir jau yra nebe tas, ko aš siekiu. Tai, kontrolieriai kanalo, gaminimo, kur mes darydom, tai jau, žinai, taip. Nori Milką sausainius duoti? Ir čipsus Ženteliui? Iškeisti ką? Aš manau, kad prašau, nieks nesupyks. Drąsiai gali pasikeisti. Taip, panelė. Kiek metų jums?
Visiems. 26. Panelį negalima klausti, tai tu čia. Nemandagu. Visiems pasakysim jau 26. 22. 25 su ją. Ką tik? 30 ir 31. Mes beveik kaip... Nu, jeigu tu dar persėstum, tai buvo labai puikiai. Aš apsikeičiu. Jo, viskas čia gerai. Durnių laivelis toks. Dar yra klausimų. Dar turi. Tai bus galima. Už lygiai 4 minučių mes visi išeisim į koridorių, nes ten geresnis apšvietimas ir pasidarysim viską. Šiaip, nors nebūtinai mes galim... Jo, jeigu galima čia prie scenos, ant scenos bus užeiti kitiems, bus galima darytis. Liuksą rodo. Jo, tai nereikės išeiti. Galėsit pabūt kartu. Taip. Mojuoji tiesiog ar klausimą turi? Ai, aš atmojuoju tada. Aš tave irgi. Klausimų dar yra, Kebra? Galėsim fotkę tikrai, bet ar turit klausimų apie TikToką? Sakot, sukūriau TikToką, gale, kuris kelia ranką, labai, va, pasakyk garsiai. Šiaip norėtus biški garsiau, nebent Jo, kažkas. koks svarbiausias visažisto karjeroje, kas? Koks svarbiausias etapas yra Ai, etapas koks svarbiausias. Ai, ok. Svarbiausias etapas visažys. Ai, labai lengva, žinok. Kiekvieną dieną dažytis ir nebijot atrodyti kitaip. Tai jeigu norit tą tokį etapą pereiti, kuris yra svarbiausias, tai svarbiausias etapas yra nesustoti niekada. Net tada, kai jums yra bloga nuotaika, net tada, kada jums depresija ar norit verkti. Jūs tiesiog, jeigu merginos nori dažytis arba būti busimomis irgi makiažo meistrėmis, tai jūs tiesiog privalote savo nuotaiką gerinti tiek savo ir aplinkiniams pasidažęs. Tai čia yra raktinis skirtis, kur jūs tiesiog negalit sustoti. Nes jeigu jūs sustosit ir nesikabinsit pačios į gyvenimą, tai jums nieks ant lėkštutės niekada nieko ir neatneš. Nes kaip jūs galvojate, su muzikantais dirbu, ant knygų viršelius irgi puošiu ruošiu, ar video klipams muzikiniams dažau žmonės. Tik todėl, kad eini pats, darai, o paskui pamato tave po daug kartų. Taip pat, pavyzdžiui, kaip kokie nikstai pastebėjo tik po 7 metų, nors juos irgi tagindavau ir panašiai. Bet aš niekada per 7 metus nesustojau ir visada patagindavau. Tai jeigu turit tikslų, niekada nesustokit, darykit kiekvieną dieną. Jeigu išeina, tai darykit. Ir tiesiog nepaleiskit savo svajonių, nes jos tikrai ateina. Aš nepaleidau, aš sėdžiu čia. O dar klausimas, jeigu bloga ir labai diena... Pasakyti sekundėlę. Pritariu pilnai nesustoti niekada. Nes pas visus, manau, kas pradėjo, pavyzdys toks, filmuoti TikTokus, YouTube vlogus, ateina tas periodas, kai tu neturi idėjų, neturi noro, ateina tas. Ir tu turi vis tiek toliau bandyti ir tada pasieksi ir kaip pat mes dabar sėdėsim čia. Tikrai. Sutinku, labai šitas geras patikslinimas buvo. Aš tai sakyčiau, kad tas nesustoti niekada tai taip, bet pertraukas aš manau, kad galima turėti, jeigu ne per ilgas, vien dėl to, kad jūs neišburnautumėt ir labai fainas dalykas yra, kad pasisemti idėjų. Nebūtina daryti tokių pertraukų, gal kaip aš darau ten porą mėnesių, nieko nebekeliu. Taip, nes tada tu aptingsti ir daugiau nebenori daryti. Tas yra, o į tą žiūrkės ratą, kaip sako, labai lengva įklimti, suktis ir patogiau sėdėti krėsliai, kitus scrollint, žiūrėti. O, gerai varo. O kad pačiam pajudinti užpakalį kažką padaryti, reikia vėl įprotį įugdyti, nes jei mėnesį nieko nedarai, reikia vėl mėnesį padaryti. Nebūtina nieko nedaryti. Tu gali daryti, bet nebūtinai tik tokius, žinai. Na, pavyzdžiui, jeigu aš pas mane kaip yra, aš arba montuoju, sakykime, YouTube video, bet taip. Aš galiu, jeigu nuo to pailsiu, tai aš montuoju vis tiek klientams, nes tai mano pagrindinis darbas išeina. Nuo to nieko neveikimo tai nėra pas mane. Bet turiu meni, kad kai sakai, kad blogos dienos ir kiekvieną dieną kurt, aš nežinau, ar jeigu tu verkis, sakykime, ar reikia toliau tą dieną, žinai, ten būtinai dažytis, manau, kad galima, žinai, ir praleisti. Ne, dėl to tai čia
aš tokia griežčiau šiek tiek pasakiau, tikrai galima tą dieną praleisti, bet dažniausiai tu irgi gali įklimti tą, kad šiandien verkiu, rytoj man bloga nuotaika ir panašiai. Bet man dažniausiai iš patirties, vat, kaip ir tai mergaitai norėčiau pasakyti, kad kai man liūdna, aš pasidažau, o jei dar įsijungiu ir tą patį laivą ar dar ką nors, tikrai nuotaika pasitaiso ir tu nori tiesiog daryti dalykus, nes tave palaiko. Jo. Tave palaiko. Jo, šitas yra tikrai. Ir tai buvo Monika, Patricija, Žentelis, Gediminas Gablis ir Lukas Šestovas su jumis. Ačiū labai, kad atėjote visi.